Esate kada nors matę šitą nuotrauką? Tai legendinis vaizdas užfiksuotas daugiau negu prieš 30 metų Voyager 1 erdvėlaivio. Kas yra dar labiau neįtikėtina, kad tas mažas ir bliškus taškelis nuotraukoje Žemės planeta Saulės spindulyje. Šitą ikonišką foto kaskart primena, kokie mažyčiai mes esame beribėje visatoje. Galite pasakyti, kad video kanale apie finansus aš pradėjau labai egzistenciniais dalykais, bet tuoj suprasit kodėl. Ne veltui egzistuoja tokia teorija, kad Žemėje mes visi esame susiję per mažai pažįstamus ryšius ir neva per 6 rankos paspaudimus galima pasiekti bet kurį pasaulio žmogų. Teorijos tikslumą tikrinti galima, nors ar labai higieniška, nežinau. Tada kyla klausimas. Jeigu mes tokie maži, kaip taip gali būti, kad esame tokie skirtingi? Kaip tokioje Žemėje, kuri telpa į Saulės spindulį, tuo pačiu metu žmonės gali gyventi ir taip, bet gali gyventi ir taip. Thank you. This is your house? Yeah. Hello. Good, how are you? Fine. And here's the bed here. It's soaking wet. It's damp. Pasaulyje, kuriame yra beveik 200 jungtinių tautų pripažįstamų valstybių ir gyvena 8 milijardai žmonių, natūralu, kad yra skirtingos rasės, vyrauja kultūriniai, socialiniai skirtumai, kitokios tradicijos, papročiai ir apskritai pasaulėžiūra. Bet jei visgi mes nesame tokie dideli, kaip kad kartais galvojame, kodėl kai kurios pasaulio šalis yra turtingos ir galinčios pasigirti įspūdingų pragyvenimo lygių, prabanga bei gerų gyvenimų, o kitos vargšės valstybės be pinigų, su masiniu skurdu ir gyvenimu, kuris paremtas kova už būvį. Šiame video apie tai ir kalbėsim. Kas nulemia, kad vienos šalis gali pasigirti esančios galingos ir turtingos, o kitos kenčia nepriteklius? Ir kaip tai susiję su tavimi? Bet prieš pratęsiant, jei tau patinka mūsų kūrimas turinys, būtinai paspausk like ir subscribe. Tai mus labai motyvuoja. Jeigu tu paspaudi like ir subscribe mygtukus, algoritmas iš karto parodo šitą video didesniam kiekiu žmonių. Ir taip tu prisidedi, kad vis daugiau lietuvių taptų finansiškai raštingesni, ko pasekoje turi daugiau pinigų ir tu gyveni turtingesnėje šalyje. Išsiaiškinkim, kokios valstybės yra pačios turtingiausios, o kas murkdosi purve. Tik noriu pabrėžti, kad šiame video bus vertinamas šalių turtingumas, nes čia toks gana subjektyvus reikalas. Aš remsiuosi Forbes ir Global Finance sąrašais, kurie sako, būdų, kad skaičiuoti šalių turtingumą yra įvairių ir jie visi diskutuotini. Bet ko gero realiausias būdas įvertinti tai bendrasis vidaus produktas. Vienas iš pagrindinių rodiklių nusakančių šalies ekonomikos lygį. O dar geriau BVP vienam gyventojui, nes tai leidžia šalis palyginti tarpusavyje. Vieno atsakymo į klausimą, kodėl vienos šalis yra turtingos, o kitos vargšės paprasčiausiai nėra. Galima vardinti eibę priežasčių ir jos vienokiu ar kitokiu būdu bus vis tiek tarpusavy susijusios. Šitas klausimas yra vertas milijono. Ir čia aš visai rimtai. Praėjusiais metais Nobelio ekonomikos premija buvo apdovanoti 3 JAV mokslų daktarai, kurie nagrinėjo, kodėl tarp šalių egzistuoja dideli turtiniai skirtumai. Mokslininkai įrodė, kad šalių klestėjimo skirtumai yra nulemti kolonizacijos ir tai, kaip jos metu veikia įdiegtos visuomeninės institucijos. Tos šalis, kuriuose kolonizavimo laikotarpiu buvo įkurtos įtraukios institucijos, ilgainiui galėjo tapti klestinčiomis valstybėmis. Įtraukios institucijos reiškia, kad visi piliečiai turėjo galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime, ekonominėme ir politinėme procese, sprendimų priėmime. Bet yra pilna pavyzdžių, kur kolonistų įkurtos institucijos buvo orientuotas į elito interesų gynimą. Visuomenė buvo išnaudojama, o kolonizuotų valstybių gamtiniai ir kiti ištekliai naudojami tik pačių kolonistų reikmėms. Todėl ir įmanoma, kad tokiose šalise ekonomika klestėtų. Man atrodo, nereikia ir Nobelio premijos, kad atsakymas būtų aiškus. Radę šios skirtumus, JAV mokslininkai gavo Nobelio premiją ir apie $1 milijoną. Sakiau, kad klausimas vertas milijoną. O mes pasimkim paprastą pavyzdį, kuris parodo kolonizavimo žalą. Pavyzdžiui, 17 amžiuje pirmą kartą išsilaipinė Indijoje, o 19 amžiuje ėmėsi pilnai ją valdyti Britai, tuo pačiu visą šalį ir nustekeno. Ignoravo vietinius interesus, neskatino vietos gyventojų dalyvavimo valdžioje ir ekonomikoje, taip pat kūrė socialinę nelygybę. Kai kurie ekspertai dabar drąsiai sako, Britų kolonistai sunaikino Indiją. Indai nuo Britų nepriklausomi 80 metų, bet ką turim dabar? Indija yra 7 pasaulio valstybė pagal plotą. 1 pagal gyventojų skaičių. Bet iki turtingos šalies jai tiek pat, kiek man iki tapimo JAV prezidentų. Atvirkščiai, ją galima laikyti skurdžia šalimi, kurioje kas trečias gyventojas iš beveik 1,5
milijardo yra priverstas išgyventi už kiek daugiau nei $1 per dieną. Tiesą sakant, nereikia net giliai kolonializmo istorijos nagrinėti, kad suprastumėm, jog kai kurių valstybių atėjimas į svetimą teritoriją nieko gero užimtoms šalims nenumato. Mes turim labai aišku ir labai skaudų pavyzdį. Čia pat pas mus. 50 metų kentėm sovietų okupaciją. Gyvenom sąjungoje, kur viskas buvo paremta principu politiniam elitui. Viskas paprastam žmogui Ir niekam nerūpėjo, kad valandas reikėdavo prastovėti eilėse prie maisto, kad už gaunamus atlyginimus žmonės negalėjo nei rūmų padarių nusipirkti, nei technikos. Negana to, Lietuva dar pati iš esmės rėmė Sovietų sąjungos centrinį biudžetą, o ne atvirkščiai, kaip mums bando kai kas įrodyti. Apie tai, koks gyvenimas buvo prie Ruso, jau esu pasakojęs kitame šio kanalo video. Tai gali jį pasižiūrėti. Gal vienu metu ir galėjo atrodyti, kad viskas ten kaip ir neblogai. Kokiais 73 metais Lietuvos BVP vienam gyventojui sudarė maždaug 60% vakarų Europos lygio. Bet tada vakaruose prasidėjo trečioji pramonės revoliucija, spartus technologinis progresas. Ir tas traukinys nuvažiavo, o Sovietų sąjungoje priešingai stagnacija. Ir ritimasis žemyn, aišku. Kadangi visas sovietinis režimas tikrai nebuvo nukreiptas tai, kad visuomeniai būtų geriau, natūralu, kad kai iš šios sistemos išsilaisvinom, iš pradžių irgi nieko gero nebuvo. Neturėjomgi nei infrastruktūros, nei tinkamų institucijų, kurios prisidėtų prie klestinčios valstybės kūrimo. Pavyzdžiui, tik atgavus nepriklausomybę, Lietuvoje vidutinis atlyginimas siekia tiek, kad dabar būtų vertas maždaug 11 eurų. Šiais laikais vidutinė alga daugiau nei 100 kartų didesnė nei tada. Atgavę laisvę perėjome į rinkos ekonomiką, bet patyrėme stiprią deindustrializaciją ir ekonominį nuosmukį. Lietuva pamažu kratėsi pažinčių ir nepotizmo, visokios sovietinio mėšlino tento šleifo ir ėmė rasti sąžiningi ir socialiai atsakingi verslai. Institucijose ėmė atsirasti vis daugiau padorių žmonių. Aišku, visur galima surasti išimčių, bet bendras paveikslas ženkliai geresnis nei buvo anksčiau. Lietuva yra 41 turtingiausia pasaulio valstybė, su $50 000 BVP vienam gyventojui. Ir didelį vaidmenį šiame augime suvaidino tai, kad 21 amžiaus pradžioje mes pasirinkome vakarietišką kryptį – NATO ir Europos Sąjungą. Well, this day is special for us because we are going back to Europe. Tomorrow we are entering European Union, and I think this is a great possibility, a great opportunity for all Lithuanian people. Šis jaunuolis prieš daugiau negu 20 metų buvo visiškai teisus, nes vakarietiškame pasaulyje Lietuvai atsirado visiškai kitos galimybės. Jau vien ko vertos europinės lėšos, kurių Lietuva nuo narystės ES gavo apie 40 milijardų. Tai leido išvystyti infrastruktūrą, gerinti švietimo kokybę, tausoti ir saugoti aplinką, mažinti nedarbą ir apskritai gerinti ekonominį augimą. Tada mes pasirinkome savotišką kokybės standartą. Norime šalyje valdžios skaidrumo, sąžiningumo, vakarietiškų vertybių ir darbo vardan visuomenės gerovės. Iššūkių būna, bet bendrai paėmus sekasi neblogai. Reikia nepamiršti, kad pasaulis yra globalus ir būti turtingu yra visos galimybės. Lietuva savo pozicijas po sovietmečio irgi pagerino, nes buvo atvira pasauliui, siekė naujovių ir matė galimybės. Pasižiūrėk, kodėl turtingiausi Lietuvos žmonės yra turtingi. Nes jie neužsidaro savyje. Maxima pirmas parduotuvės atsidarė nepriklausomybės aušroje, bet jos įkūrėjai suprato, kad jeigu nori būti sėkmingas, reikia žvelgti plačiau, plėstis į kitas šalis. Walkmanas ir Tesonet milijardus vardo ne todėl, kad siūlo savo produkto lietuviams, bet todėl, kad jų paslaugas žino visas pasaulis. Ir jie neužsispaudžia ties viena mintimi, vis kuria kažką naujo, siūlo kitokius produktus, diversifikuoja investicijas. Aš ten jų turtų pasiekti nelabai pretenduoju, bet laikausi panašaus principų. Tiek kolonializmo tyrinėjimas, tiek ir nuo okupacijos išsidavusios Lietuvos pavyzdys atveda prie fakto, kad svarbu valstybių klestėjimui yra institucijos. Ir jos išlieka viena iš turtingumo arba skurdo priežasčių iki pat šių dienų. Kuo šalyje veikiančios institucijos yra stipresnės ir veikiančios skaidriai, tuo ir pati šalis yra galingesnė, turtingesnė, o žmonės laimingesnė. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalis pasižymi labai gerai veikiančiomis institucijomis. Jos skatina verslumą, inovacijas, lygiateisiškumą. Skandinavai jau daugybę metų savo institucijomis pasitikė ir ko gero daug labiau negu bet kuri kita pasaulio dalis. Švedija, Suomija, Norvegija ir Danija nuolat patenka tarp laimingiausių pasaulio valstybių. Visos šios šalis patenka ir tarp top 30 turtingiausių pasaulio šalių. Net ir lietuviai keliauja laimingiausių šalių link, bent jau jaunimas. Nors su turtingumu mums dar aišku yra kur padirbėti. O štai kai mes kalbame apie institucijas, kurios dirba ne žmonių naudai ir kur klepsti korupcija, paveikslas visiškai skirtingas. Korupcija turi tiesioginę koreliaciją su skurdu. Čia tarsi užburtas ratas. Korumpuotas valstybės negali surinkti pakankamai mokesčių ir pinigų į biudžetą, kad galėtų vystyti kokybišką infrastruktūrą ir institucijų veiklą. Tokios šalis negali investuoti į švietimą, sveikatos apsaugos sistemą, saugumą,
saugumą ar kitas itin svarbias valstybės kryptis. Turbūt net su ginklu nepriverstumėt užsienio investuotojus pasirinkti investicijom korumpuotos valstybės. Tad ir čia jos lieka be nieko, o ekonomika paprasčiausiai negali užaugti. Rusija patenka tarp 40 korumpuočiausių pasaulio valstybių. Šalis, kurioje politinis elitas gali gyventi aukso rūmuose, bet 13 milijonų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Ir jeigu tu ne Maskvoje ar kokiam Sankt Peterburge, tai nemaža tikimybė, kad gyveni tiesiog skylėje ir niekam tas nerūpi. Behind me is one of the few uninhabited buildings here. All other buildings around here are in slightly better condition, but they're also on the verge of collapse. And yet, people still live in them. Kitas labai svarbus veiksnys nuleminti šalių turtingumą - geografinę lokaciją ir jų turimi gamtiniai ištekliai. Matot, šiaip sau Kataras galėjo išleisti 220 milijardų dolerių, kad surengtų pasaulio futbolo čempionatą 22-aisiais. Manot, šiaip sau katariečiai gauna nemokamą sveikatos priežiūrą, aukštą išsilavinimą, paramą būstui ir valstybinės darbo vietas. Manot, šiaip sau Saudo Arabija švaistosi nesuvokiamomis sumomis pritraukdami į šalį garsiausius sporto atstovus. Neatsitiktinai šios šalis yra vienas iš turtingiausių. Kataro ekonomikos pagrindas yra naftos ir gamtinių dujų gavyba. O Saudo Arabija apskritai yra viena didžiausių naftos gavėjų ir eksportuotojų, be kita ko turinti ir antrą didžiausią naftos rezervą. Tie, kas labiau pasidomės, sakysite, bet didžiausių rezervų juk turi Venesuela, tai kodėl jie ten tokie vargšai? Todėl, kad Venesuela yra viena labiausiai korumpuotų valstybių pasaulyje, kurios valdžios neracionalūs sprendimai nuvarė šalies ekonomiką ir pasmerkė valstybės gyventojus. Štai jums ir priminimas, kad vien gamtinių išteklių neužtenka paversti šalį turtingą, bet reikia ir proto turinčių žmonių valdžioje. Ar pavyzdžiui, kodėl Trumpas užsigeidė Grenlandijos? Jo, jis ten gali sakyti, kad čia nacionalinis saugumas, ten bla bla bla. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. Bet tiesa yra tokia, kad Grenlandija gali pasiūlyti amerikiečiams tai, ko jiems ateityje tikrai trūks. Nors JAV gausų gamtos išteklių, kyla pavojus, kad jų pritrūks dviejose gyvybiškai svarbiose srityse - retųjų žemės mineralų ir gėlo vandens. Tai, ką dabar gali pasiūlyti Grenlandija. Taigi, valstybė turimi gamtos ištekliai vaidina labai svarbu vaidmenį šalių turtingumo skalėje. Tik labai svarbu dar mokėti ir jais pasinaudoti. Lygiai taip pat geografinė šalių lokacija gali lemti, kad šalis yra skurdžios. Pažiūrėję šį video iki galo pamatysite turtingiausių pasaulio šalių sąrašą, bet truputį paspolisiu. Iš 25 pasaulio turtingiausių valstybių tik viena Australija yra įsikūrusi pietų pusrutulyje, visos kitos šiaurės. O dabar pažiūrėkite į top skurdžiausių pasaulio valstybių sąrašą. Kokį panašumą matot? Taip, tai daugiausia Afrikos valstybės. Ir daugiau nei pusė jų šiame sąraše yra įsikūrusios pietų pusrutulyje. Tai kuo čia dabar kaltas pietų pusrutulis, kad valstybės ten labai varganas? Kaip manote, ar lengva ką nors užauginti 50 laipsnių karštyje? Turbūt aišku, kad ne, o būtent nuo tokio klimato kenčia visa Afrika. Agrokultūra šiame žemyne prilygsta katastrofai ir nieko keisto, kad būtent šitas regionas labiausiai kenčia nuo maisto stygiaus. Ir ne tik maisto, nes vandens irgi. Bet to moksliškai yra įrodyta, kad karštyje žmogui yra kur kas sunkiau funkcionuoti. Jau nekalbant apie tai, ar prie tokių temperatūrų jis gali dirbti efektyviai. Visa tai irgi lėtina ekonomikos augimo tempus. Geografinė šalių lokacija sukuria ne tik šiuos iššūkius, bet ir smarkiai prisideda prie ligų plitimo. Lygos atima žmonių galimybės dirbti, ekonomika neauga ir kai visa tai tampa nebepakeliama, į duris pasibeldžia ponas skurdas. Na ir vėl užburtas ratas. Pietų Sudanas pati vargingiausia pasaulio valstybė, kur bendrasis vidaus produktas vienam šalies gyventojui siekia $455. 109 kartus mažiau nei Lietuvoje. Šita valstybė yra vadovėlinis pavyzdys, kaip daugybė faktorių, kuriuos aptariau anksčiau, verčia ją neįtikėtinai skurdžia. Taip pat Pietų Sudanas yra jauniausia pasaulio valstybė, nepriklausomybę paskelbusi tik 2011 metais. Ji turtinga naftos ištekliais, bet neturi išėjimo prie jūros. Yra krečiama karinių konfliktų, korupcijos, neveiksnios valdžios, gamtos stichijų ir visa tai jos turimus išteklius paverčia niekais. Maždaug 80% šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Ir skaičiuojam, kad artimiausiu metu maždaug 9 milijonai pietų sudaniečių reikės humanitarinės pagalbos. Šita šalis neturi praktiškai nieko. Daugiau nei pusė Pietų Sudano žmonių neturi galimybės gerti švaraus vandens. Šalyje yra keliasdešimt tūkstančių kilometrų kelių, iš kurių asfaltuota tik keli šimtai kilometrų. Pietų Sudanas neturi nė vienos vidaus krepšinio aikštelės, bet jų krepšinio komanda sugebėjo garbingai atstovauti Paryžiaus olimpinės. Aišku, rinktinę sudarė žaidėjai, palikę šalį vaikystėje arba bent jau gimę ne Pietų Sudane. Bet įsivaizduokite
Įsivaizduokit, koks tai pavyzdys vargstantiems šalies vaikams. Kad ir kaip sunku, viskas įmanoma. O dabar metas pažiūrėti, tai kasgi yra tos turtingiausios pasaulio valstybės. Turbūt įsivaizduojat, kad turėtų karaliauti didžiosios vakarų valstybės. Taip, jos atrodo turtingos, bet statistika rodo, kad visgi pačios turtingiausios dažnai būna mažos šalis, nes jų ekonomika paprasčiausiai yra neproporcingai didelė, palyginus su nedideliu gyventojų skaičiumi. Tai štai jums turtingiausių šalių dešimtukas. Liuksemburgas, ne? Čia nėra ne 700 000 gyventojų, bet ko yra tai pinigų. Prieš maždaug 100 metų Liuksemburgo sėkmė priklausė nuo plieno gamybos, kai šalis buvo tapusi viena pagrindinių plieno gamintojų pasaulyje, o plieno pramonė 20-ame amžiuje pasiekė piką, joje dirbo daugiau nei 50 000 žmonių. Dabar Liuksemburgas gali pasigirti turizmo, logistikos ir IT sektoriais, kurie smarkiai prisideda prie šalies BVP. Bet kas svarbiausia, dabar šalis yra tapusi vienu svarbiausių investicijų valdymo centrų Europoje. Liuksemburgas yra tituluojamas kaip mokesčių rojus. O tai aišku patrauklų verslams bei šiaip turtingiems žmogeliukams. Gal dėl to čia veikia ir tokios kompanijos kaip Amazon būstinė, o Google vis dar nelaidoja vilčių atsidaryti šalyje milijardo vertės duomenų centrą. Šalis smarkiai skatina ir startuolių plėtrą, siūlydama reikalingą paramą jiems plėstis tarptautiniu mastu. Na ir aišku, žmonės čia irgi gyvena gerai. 25% of people here are millionaires. Well, you definitely see a lot of money. You do? Yes, Okay. yes. Houses here are like very, very expensive. Liuksemburgo vidutinis atlyginimas didžiausias Europos Sąjungoje ir po mokesčių siekia arti 4000 eurų. Statistika šaukte šaukia, kad kas šeštas Liuksemburgo gyventojas – milijonierius. Va tau ir turtingai kiek aklo šalis. Aišku, kad yra šiokia tokia problemėlė. Realybėje Liuksemburgo turtingumo rodiklis gali būti šiek tiek išpūstas. Nes taip, turtuoliai mokesčių rojuje laiko savo pinigus. Gali būti, kad dalis jų čia tiesiog atsidaro offshore sąskaitą ir daugiau niekada nekelia kojos į šalį. Tai tada skaitosi, kad šalis turtinga ar ne? Na, čia aišku labiau toks retorinis klausimas, nes faktas yra toks, kad Liuksemburgas gyvena gerai. Ir nesistebėk, kad turtingiausių trejetuke matai ir tokias vietas kaip Makau ar Airija. Joms irgi galima pritaikyti tą patį principą kaip ir Liuksemburgui. Mokesčių rojus. Žinoma, yra ir daugybė kitų faktorių, kurie nulėmė valstybių raidai. Daug kas priklauso ir nuo politinio stabilumo, valstybės valdymo formų, galų gale karinių konfliktų. Pasižiūrėk, kokią Afganistaną ar Siriją. Tiek metų neramumų skaldomos ir purtomos šalis, nustekentos ir vargu ar kad nors greitai jos galės patekti į turtingųjų klubą. O va Šveicarija tai jau kitas reikalas. Niekur nesivelia, neutraliai, bet užtat turtinga. Taip, kai kurioms valstybėms pasisekė labiau, nes jos ant žemėlapio išsidėstė palankėse vietose. Taip, kai kurioms kitoms pasisekė labiau, nes jos ne kolonijos, o kolonizatorius. Ir žinoma, taip, kai kurios valstybės nenukentėjo nuo okupacijos ar karinių konfliktų. O kai kurios sukūrė sistemą, kuri pritraukia milijardierius į šalį, bent jau per sąskaitas bankuose. Bet mes gyvename globaliame pasaulyje. Gali būti sunku, gali kilti iššūkių, tačiau tiesa yra tokia, kad dabar yra kaip niekada daug galimybių susikurti savo tokį gyvenimą, kokio tu nori. Nepaisant to, kurioje žemės vietoje esi. Reikia noro, žinių, atviro mąstymo, pastangų, daug įdėto darbo ir žinoma, šiek tiek sėkmės. Tada viskas bus gerai. Iki kitų video.